Pernai metų Kviečių šokti nugalėtojas, daugkartinis Lietuvos čempionas ir pasaulio čempionato prizininkas. Nedaug kas žino, kad po šiais Andriaus titulais slepiasi dideli išgyvenimai. Šokėjo karjera vos nesibaigė neįgaliųjų vežimėlyje. Sporto rūmuose šokau, darėm su partnerė pozą, šalia aplink yra stendai reklaminiai ir pora rėžėsi taip tiesiai mus ir su keliu trenkiausi tiesiai į reklaminio stendo kampą. Na, aišku, pradžia man žiauriai skaudėjo, tuose varžybose jau nebešokom, viskas baigėsi. Tačiau 14-metis nusprendė nepaisyti skausmo ir treniravosi toliau. Mama vis klausė, kas tau, sakau, nieko, viskas tvarkoja. O prasidėjo nuo to, kad man per varžybas pradėdavo kely išlysti kaulas. Kauliukas. Aš atgal įsistatau. Po metų Andrius pasirodė Maskvoje vykusiame pasaulio čempionate ir užėmė 3. vietą. Į gydytojus vaikinas kreipėsi tik tada, kai pradėjo tinti kelis ir skausmas tapo nebepakeliamas. Daktaras iškart privertė net 2 dienų bėgį, kai tik atsirado vietos daryti operaciją. Nes tas kaulas vaikščia per visą kelią, ten yra daug nervų, tokios juostelės ir tas kaulas vis važinėjo ir juos nutraukinėjo. Tai net buvo taip, kad jeigu būčiau dar šokęs dar kokius 3-4 metus intensyviai, tai net, sakė, galėjau būti ir vežimėlį. Po operacijos grįžti į profesionalų sportą Andriui nepavyko. Net 6 metus ant parketo jis nežengė nė žingsnio, kol vieną dieną sulaukė projekto choreografo skambučio. Paskambina Kęstis, sako, gal norėtum dalyvauti projektą šokio. Aš sakau, na, aišku, norėčiau, bet sakau, kad aš nebemoku šokti. Tai gal bijojau. Po to galvoju, ai, nu, o kas atsitiks? Reikia pabandyti, gal viskas bus gerai. Ir 1 metai ir gavosi puikiai, žiauriai gerai. Net tapau nugalėtas Irena. Jau metai, kaip Andrius vėl šoka ir treniruoja kitus. O žvelgiant į jį norisi tikėti, kad tikrasis žmogaus pašaukimas įveikia visas jiems skirtas kliūtis.